apie gripą ir epidemiją aš ir ketinu kalbėti, nes mes anotai gavome laišką iš ūkininko Bliuko, kuris gyvena Kalniškių kaime. Ką vėl tas rašo? Nu, anas rašo štai ką. Mano margutė anadien bemeldžiama ėmė kosėti. Tai noriu sužinoti, ar karvės gali užsikrėsti kiaulių gripu. Ale žinokit, kad mano įdegloji sveika ir visi kaime sveikai. Tik va paštininkas Zinkievičiukas sekmadienį po mišių atgulė su temperatūra. Tai norėjau sužinoti, ar nuo jo negalėjo užsikrėsti, kai jis buvo banderolę atnešęs. Ir taip pat, ar atsilieps gripas primilžimui ir ar galima jį spiritu gydyti. Ačiū Dievaži, nesupratau nieko, ką aš čia norėjau pasakyti. Bet, manau... Žmogus tiesiog norėtų išgerti, aš taip suprantu. Paprastas klausimas. Atsiprašau, tęskite. Gal ir visiškai teisėlė būtų, bet kokiu atveju šį klausimą atsakys mūsų profesionalios žvaigždės. Nu, tai liečia tas gripas. Aš matau, kaip aplinkui kritinėja visi labai smarkiai. Aš tik tai girdėjau, kad jau jeigu gripas kabina, kad, žodžiu, geriau gulėti lovoje, kas būtų iš tiesų sveika ir man pailsėti. Ai, manau, kad toksai receptas būtų viską su saiku daryti. Nenaktinėti per daug nebadauti, per daug negulėti, šiek tiek pajudėti, šiek tiek užkasti įvairių medžiagų gauti. Aš tai manau, kad reikia labai vaisių daug valgyti. Ir labai dabar mėgstu sėdėti namie, kad nekontaktuoti su aplinkiniais. Ačiū, Aiste. Tavo patarimai tiesiog neįkainojami.